Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Sveiki sugrįžę į mano video ciklą apie universalius visatos dėsnius. Šiandien antrasis dėsnis, sąmoningo kūrimo dėsnis. Ir kaip tik, kai rinkausi vietą, kur man prisėsti šiandienos įrašui gamtoje, pamačiau, kad čia visai šalia manęs yra supynės. Ir supynės aš pastoviai pastebiu dėl to, kad man jos patinka. Aš visada einu pasisupti, jeigu tik tai pamatau supynės, visada labai džiaugiuosi jomis. Ir dėl to aš jas pastoviai visur randu ir pamatau netgi visokias mažas paslėptas ir nelabai matomas. Ir tai man iliustruoja, kaipgi veikia dėsnis, apie kurį šiandien kalbu, sąmoningo kūrimo dėsnis, kuris sako, kad tai, apie ką aš galvoju, aš pradedu traukti. Tai, apie ką aš galvoju su emocija, aš pradedu traukti, aš pritraukiu greičiau. Ir tai, apie ką aš galvoju, aš gaunu. Na, mes gaunam tai, apie ką mes galvojam. Tai, kaip dirbti su šiuo dėsniu, tai visų pirma prisimti pilną atsakomybę, kad viskas, kas yra mano gyvenime, yra taip dėl to, kad aš apie tai galvojau ir aš tai pritraukiau, dėl to, kad tai buvo mano mintise ir tai tapo tikrovė. Ir dar vienas pavyzdys yra, kažkaip šiandien prisiminiau, kad anksčiau man prieš keletą metų daug labai žmonių, visokių pažįstamų man skambindavo ir prašydavo visokius dalykus dėl jų padaryti, kažkokius kontaktus persiųsti, kažką perduoti, kažkur nuvežti, kažką tai padėti, nu žodžiu, visokios paslaugos, kurios iš esmės nėra nieko blogo, bet tiesiog jų kiekis buvo per didelis ir aš atsimenu, kad tada galvojau, nu ne, aš norėčiau, kad tikrai jau būtų gerokai mažiau. Ir dabar, kai pagalvoju, tai jų ir yra gerokai mažiau tų visokių tokių keistų užklausų, kur aš nelabai būdavau į temą ir nebūtinai ten manęs reikėdavo, kad aš dalyvaučiau. Tai sąmoningi, mes iš esmės visi esam sąmoningi, mes esam visi savo gyvenimo kūrėjai, tik tai mes kartais kuriam sąmoningai, o kartais mes kuriam nesąmoningai, ne, automatiškai. Ir tada, kai kažkas mums gyvenime nepatinka, kai kažkas yra negerai, tai tikrai labai lengva yra įkristi į tą tokį neigiamą sūkurį ir pastebėti, kad kažkas negerai, tada kai pastebi, kad kažkas negerai, tada atsiranda dar labiau kažkas negerai ir taip nuvažiuoja mūsų nuotaika ir lūkesčiai mūsų ir emocijos žemyn. O tada kaip sąmoningi kūrėjai mes pastebim, kad kažkas mums nepatinka ir mes norim, kad būtų kitaip, taip mes įsileidžiam galimybę, kad situacija gali pasikeisti. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į tą antrą sakinį dėsnio apibrėžime, kad tai, apie ką mes galvojam su emocija, mes pritraukiam greičiau. Ir emocija tai yra įjungti kūną, įleisti, kad energija pradėtų tekėti. Pagalvokit, kiek būna daug entuziazmo, kai galvojam apie kažką, kur negalim vietoj nustygti, turim atsistoti, pašokinėti, lėkti kažkur, kai mus pagauna įkvėpimas, tai kažkaip įsileisti tą emociją, nes galbūt mes daugelis mūsų esame išmokyti, kad reikėtų sulaikyti emociją, nereikšti labai garsiai, nekalbėti garsiai, nesiardyti, kažkaip tai nesireikšti per daug, bet aišku, rasti tam tinkamą vietą ir aplinką, bet kuo stipriau mes įjungiam kūną, emociją į tai, ko mes norim, tuo greičiau tai gali pas mus ateiti, nes tuo mes siunčiam aiškesnį signalą, kad mes to norim. Nes jeigu mes norim kažko, bet mes garsiai nekalbam apie savo tikslą, tai mes tarsi parodom, kad mes netikim, kad jis išsipildys, arba kad gal tai yra neteisinga, gal mes neturėtumėm to norėti. Ir taip mes siunčiam žinutę visatai, kad mes norim, bet gal ne iš tikrųjų. Nežinot, būna toks dvigubas, tarsi pasidalinusi energija. Viena dalis mūsų nori, bet kita dalis mūsų netiki, arba bijo, arba abejoja, ar kažkokia kitokia emocija yra, kuri neleidžia tam norui virsti tikrovę. Tai kaip sąmoningi kūrėjai mes galim kurti kiekvieną savo gyvenimo sritį tokią, kokią norim, kad būtų, ir galbūt tai neįvyks iš karto, ne per vieną dieną, bet jeigu mes pradedam procesą, tai iš karto pradedam jaustis geriau, nes tada, kai įsivardinam, kaip norim, kad būtų, tada tai gali pradėti pas mus ateiti. Na, o jei norite daugiau pasigilinti ir sužinoti daugiau pratimų ir pavyzdžių, istorijų ir pasidalinimų, kaip tai veikia, kaip tai atrodo, tai labai kviečiu prisijungti prie mano vasaros seminarų ciklo. Visai netoli nuo čia Vilniaus centre bus vakariniai užsiėmimai ir sąmoningo kūrimo dėsnių, kaip ir visiems kitiems dėsniam, bus skirtas po vieną vakarą, trečiadienio vakarai nuo birželio 22 dienos. Labai kviečiu. Po šio video įrašo pačioje ieškokite nuorodos į registraciją, kur pamatysite visą informaciją. O kol kas prisiminkit, kad viskas, kas yra jūsų gyvenime, yra jūsų sukurta ir tik tai jūs galite pakeisti tai, ko nebenorit, tai, kaip jūs norit, kad būtų. Gražios saulėtos jums dienos, su linkėjimais iš Neries kranto. Justina, iki.